Turime sulankstomą triratį. Gyvai mes jų nelabai turėjom dar iki šiol, tai dabar turime ir gyvai parduotuvė, kur galite apsižiūrėti. Čia yra 500 vatų. M1 X3 modelis kažkodėl tai prašo, bet ir 12 AH ličio baterijos. Tai labai neblogai, sakyčiau, kaip tokiam mažam daiktui. 2 amperų pakrovėjas, važiuoja maksimalus greitis 15 km/h. Tai kaip tokiam sulankstomam mažiukam, aš manau, kad pats tas per akis. Nuvažiuojamas atstumas yra iki 30 km. Tai jau čia iškart galiu pasakyti, nes mes žiūrim, ką mums sako gamintojai. Patys visiškai nesam išbandę, vėliau tikrai jums parodysim, kiek maždaug jis nuvažiuoja, nes jis net neturi kilometražo, kad jį patikrinti, reikėtų kažkaip tai kitaip pažiūrėti. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, jau važiuosit su didesniu svoriu, ten, sakykime, didesniu greičiu, nes galite čia nusireguliuoti 3 greičius, tai jūs galite jau skaičiuoti, kad minus kokį 10 km ar net per pusę skaičiuotis, kad nuvažiuosit. Nes jeigu 30 km, tai net gali būti, jeigu su visais maksimais apkrautais, 15. Tai tos dalykus turit galvoti, nes kartais gali būti atrodyti, kad 30 km aš pasiskaičiuoju maždaug, kur man reikia iki kokios parduotuvės nuvažiuoti pirmin ir atgal, bet nepaskaičiuoju savo, pavyzdžiui, svorio ar kokį ten žvyrkelių gal labiau važiuojam nei asfaltų ir dėl to gali būti taip, kad ženkliai nukris. Tai maždaug visą laiką numeskite nuo visų praktiškai triračių šitą dalyką. Taip, turim stabdžius, įsivaizduoju čia kaip įdomiai padaryta. Yra 2 stabdžiai. Ir jie stabdo atskirai po vieną ratą. Nu, prieki nėra stabdžių. Tai dabar žiūrėkime. Šitą užspaudžiu. Šitas, ne? O šitas važiuoja. Tai čia nežinau šiaip kam, bet jums reikėtų tada spausti abu 2 stabdžius važiuojant tam, kad būtų saugiau šiaip. Kad užmest gali ant šono, kaip su drift. Kuom šitie triračiai šiaip apskritai yra ypatingi ir dėl ko juos galima rinktis? Nes jie yra tikrai kompaktiški, juos galima įsitempti į skladukas, šiaip sunkiau būtų, jeigu laiptai yra. Bet jeigu jūs turit kažkaip tai įsivežti, jis labai mažai vietos užima. Tai dėl to mobilumui įvažiuoti į prekybos centrą ar dar kažkur, tai šiaip turėtų būti daug patogiau nei, pavyzdžiui, su tokiu dideliu. Ne visada galbūt gali jūs ten, sakykime, ir įleisti arba ten pradėti koliuoti, jeigu žiūrint kokią parduotuvę, aišku. Tai dėl to yra smagu. Vietos jame net, sakykime, manau, didesniam nei man, irgi per akis. Kas iš tikrųjų yra labai smagu. Žiūrėkit, aš jums pademonstruosiu. Va. Čia labai slidžias grindin. Aš savo vietoje apsisuku, matot? Bet labai slidžios grindys sunku pamatyti. Bet tikrai labai manevringas, turi lempuką, kur ir vakare galit. Lempukas elementariai, man atrodo, taip biškai pasireguliuoja. Čia ne kažkoks, aišku, ir stebuklas turi būti, jis tiesiog savo funkciją atlieka. Parduotuvė. Jo, galit, pavyzdžiui, sakyti, kažkas stovi prie jūsų bananų, tai traukis. Taip, tai tas yra tikrai smagu. Irgi ant raktelio veikia. Čia nieko daug nėra, nes būna kituose visi tie skydeliai. Tai čia praktiškai yra tik rodo jum baterijos lygį. Rodo jum visus tos kitos knopkės. O kaip sakiau, 3 greičius arba ne, į priekį arba atbulinis. Galit pasididinti vairą. Pavyzdžiui, sakykime, jums reikia, bet daug irgi negalėsit. Va, viskas, čia yra maksimumas. Nes toliau laida. Bet aišku, gal jeigu jau reikia ilgiau, aš nežinau, kam čia užtenka. Bet jeigu reikia, man atrodo, kada gal biškai ten rastumėt vietos, bet nedaug. Tai, arba galite visai nusileisti, jeigu, pavyzdžiui, sakykime, jau kai sulankstot. Bet gal, pavyzdžiui, nežinau, jums patogiau gal taip, ką aš žinau. Bet ta funkcija yra. Gerai, nusistatom taip, kaip reikia. Ledą turim gale, ant stabdžius veikia, pažiūrėjau. Na, matot, turi stopą. Viskas tvarkingai. Baterija reikalui esant, matau, užsiema. Atsisuka tuos varžtus ir visą tą čemodaniuką, yra varankinėlė, galite išsitraukti. Taip, kas dar? Čia yra 10 colių ratai. Dabar pabandykim sulankstyti. Ką iš tikrųjų galėčiau paminėti apie tai, kad šitas daiktas yra kaip turbūt kažkam tai pasidėti ar kažką tai pasivežti. Jis iš dalies yra patogus, bet dėl jo nėra galimybės sulankstyti pilnai. Nes jisai pradeda remtis. Dabar pasižiūrėkim. Nu va, žiūrėkit. Ir jisai lenkiasi. Bet jis atsiremia į šitą poziciją.
Vat šitaip. Matot? Nu tai realiai jisai dar, vat, jeigu nebūtų šito daikto, jis susilenktų iki pat galo. Bet jį galima užsukti. Pabandyti? Šiaip pabandom. Tam, kad pademonstruoti, kaip jis pilnai susilanksto, biškai pakelsiu. Noriu nuimti, noriu pabandyti, kaip tai atrodo realybėj. Nes tiek sulankstyti, nu, nėra, iš tikrųjų, šiaip neapsimoka. Va, matot? Iškart, pasakyk, ką geriau. Iškart vietos atsirado ir pasidėti kažką. Tai dabar šitą padėsime čia. Žiūrėk. Nu, pasakyk, pasak. Tai aš skaitau, kad šiaip mano nuomonė, kad šitas yra nereikalingas. Bet jeigu jūs jį panaudosit, kodėlgi ne, pridedam. Dabar pabandom užlenkti vairą. Taip, vairas, čia dar kažkokie fiksatorius yra, ne? Ai, va, gerai. Ir šitą sutraukiam, sustumėm. Nu, pasižiūrėk. Nu, ledas. Tada mes turim ratukus. Aišku, reikėtų tada ir šitą nuimti. Na, pavyzdžiui, čia kažkur pasidėti, bet dabar, sakykime, jo iš vis nėra. Tai šitą jūs galit pasilginti, man atrodo. Čia jeigu atsisuksit, turėtų išlysti ilgesnį ratai. Bet čia nereikia. Jum, va, žiūrėk, viskas. Aš galiu kažkur tai neštis. Galiu kažkur tai pastatyti kampą. Nėra, kad visai susidėtų jau taip visai minimaliai, bet jeigu žiūrint, kad su juo galima drąsiai visur važinėti, jisai toksai, sakyčiau, atlaiko pilnai įvairius svorius. Ir jeigu norite kampą pasidėti, na šiaip visai geras daiktas. Dabar sulankstom. Šitas užsifiksuoja. Vairą iškart pasikeliam. Va. Viskas. Turim. Uždedam bagažiuką ir galim lėkti. Uždėkim bagažiuką, galim lėkti. Nu, tikrai fainas daiktas. Man asmeniškai jis tikrai patinka. Ir dėl mobilumo labai smagu, jeigu neturit vietos kažkokio garažo, kur laikyti, tai jis tikrai labai smagus. Mankis.lt, Vilniuje arba Kaune parduotuvėse. Užsukit, apžiūrėsit.